Pasakokit, ką nors apie Grybauskaitę. Grybauskaitė yra šliucha. Jinai krizę pabučiuok į pizę. Apžiūrėsi kušį mažiau ušį. Grybauskaitė tu gudri kaip lapė, nelaiku sostą. Lietuvos liaudės pažadėjo, kurti tavo pažadai. Opa, mes pysame Europą. Ten, kur eina Paksas, ten eina Eurobaksas. Atvažiavo Lietuvą pas mūsų Adamkus prezidentas, nuostabus susimanė Lietuvos, paėmė valdžiai nagus, jau pražydo seno žydo bardo, išsisklaidė utėlės plačiai, bibiai išėjo, pakriaušė, vaikštinėjo pizdų pagreišiais, vaikštinėjo saudainas dainavo apie pizdai plačius tokius, apie savo bibį mylimą, iš kurio ilgėsi laiškų. Rodos ir vargo nebuvo, konservai dėžutį išdžiuvo, tu viską dabar pamiršai, kai bonkę ant stalo matai. Super, o ką galite apie Kubilių? Kubilį, tu esi bjaurus. Į bačką esi panašus, apgaudinėji, tu tą liaudį ir tu pats savo Seime pinigų tu prisigaudė. Kodėl neklausai žmonių tų skundų, kodėl savo pinigus kiši? Jau tavo pilvas nuo pinigų punta, o kam Lietuvos žmonės tupisi? Ką galit pasakyti apie Butkevičių? Butkevičius yra protingas, Butkevičius yra išmintingas, jis Lietuvai galėtų vadovauti, bet nesu Grybauskaitė jam draugauti. O ką šiaip manot apie repą? Repas labai fainas yra. A galit ką nors parepuoti? Galiu. Apie mane? Galiu. O pavyzdžiui... Koks tu vardas esi? Aš Gytas. Aš tau sukursiu eilėraštį. Gytai esi tu žmogus, tave gamta pati sukūrė. Gyvenimas buvo nesunkus, tu Lietuvoje tu viską turi. Ir tu, Gytai, tu repuok, neišklysk iš kelio doro, aš tau tikiu tik laimės begalinės, sveikatų džiaugsmo pinigų, gyvenimą pragyventi prasmingai tarp artimų ir mylimų draugų. Su pagarba Jelena Lapė. Galėtumėt eilėraštuką papasakoti apie savo gyvenimą? Mano gyvenimas nuostabus. Aš sėdžiu, einu po barus, sėdžiu fitnese dažnai, valgau baruose labai. O gyvenimas puikus, mano į pasaką panašus. Aš jau viską galiu leisti. Šiandien Miami, rytoj kurorte, bet maudosi komforte. Mėgstu šampaną ir konjaką ir užkanda šokoladas, bet užkandu aš skaniai ir gurmaniškai gerai. Ką manote apie Klaipėdą? Klaipėda gražus tu miestė, tu esi nuostabus kraštas. Vienintelis Lietuvoje Klaipėda turi uostą ir vienas uostas visoje Lietuvoje. Klaipėda turi jūrą, gintaro prirenkamės jame, bet jūra būna ir niuri ir sūri, bet mes dievinam tave. Ką dar be Kubiliaus ir Grybauskaitės nemėgstate? Radži. Radži esi tu žmogus. Ir čigona, tu tikras esi, bet gyvenimas buvo tau puikus, įžymybė tu tapai žvaigždė. Viskas. Labai super, labai fainiai. Ką dar galite? Ko dar nemėgstate? Nemėgstu? O viską mėgstu. Gamtą, jūrą, eilės kurių, šokius. Kokių žmonių nemėgstate? Pavyzdžiui, Kubilius, Radžis, Grybauskaitė? Ne, Kubilio nemėgstu, Radžį mėgstu. Labai, mes draugai su Radžiu esam. Grybauskaitė, tumba, jumba, tu esi tikra kaip šliundra. Tu eini ir neklausai, va tau byra pinigai. Ne lietuvės tu esi, o Lenkija ir Staravierka. Iš kur tu dalį atsiradai, tu Dalievska esi. Pavardė tavo Grybauskaja, bet buvo pas, va taip. Aš taip ekspruntu. O kodėl nemėgstate Grybauskaitės? Todėl, kad išliucha. O kodėl? Kurva, aborto liekona, kapinių gražuolė, mukrano prieplauka. Eik nahui, ką nori tą tarškų, laisvoj Lietuvoje esu. Bibi, dėk, apžiūrėsi kušį mažiau ušį, blė. Eik nahui, žiupisti, bradvėjų. Tauki manęs plaukti, plauk. Dar čia, pliurzalinė, blė. Iš pizdos paknit, kada subinę ploji paskutinį kartą. Super. Gerai, ačiū už tokį video, labai gražų. Tai visą